tikslingai mūsų pokalbį vis atidedu klausimą, kas yra kompetencija. Savo klientais ir jie jau pradeda kalbėti, kad čia norim struktūros ir vidinio teisingumo. Sakau, dabar pasakykit pavyzdžių, ką jūs galvojate apie kompetenciją. Kas jūsų akimis yra kompetencija? Mm. Ir aš asmeniškai, būdama labai tokia skaičių žmogus ir struktūrizuotas žmogus, matau 5 žingsnius į priekį, kas bus, kai mes pasimsim kompetenciją, kuri skamba teoriškai gerai, o praktiškai ją įdiegti ir pritaikyti bus milžiniškas darbas ir greičiausiai nepavyks. Ir, pavyzdžiui, man tada įmonė sako, lyderystė. Sakau, gerai, Mm. fain. Ką jūs turite omeny? Pavyzdžiais ir nežino, ką pasakyti. Sakau, tai žiūrėkit, jūs man nepasakot, jūs turėsit vadovams išaiškinti, sukalibruoti, kad jie vienodai suprastų ir kad jie sugebėtų vienodai iškomunikuoti jūsų komandom. Yra beviltiškai sudėtinga. Tai aš nesakau, kad neįmanoma, tikrai jokių būdų, bet manau, kad vis tiek reikia eiti nuo labai minkštų tezių į tokias, kurias jūs sugebėsit organizacijoje atpažinti, aprašyti, paaiškinti.